Laba diena. Kalbant su pacientais apie jų šeimos narių sunkias ligas ar artimų žmonių netektis, pacientai išsako nerimą dėl tiesos sakymo vaikams. Ar apskritai reikia sakyti tiesą? Jei taip, kiek galima jos sakyti? Manau, kad su vaikais reikia elgtis sąžiningai. Teisingiausia būtų jiems viską paaiškinti tiek, kiek jie gali suprasti pagal savo amžių. Vaiką traumuoja pati nežinia. Ji kelia nerimą, nesaugumą ir palieka daug erdvės vaiko fantazijoms. Nesakymas, nutylėjimas trukdo vaikui integruoti skausmingą patirtį. Jei skausminga žinia bus išgirsta, priimta, išliūdėta, išpykta, ji bus įveikiama. Jei vaikas nekalbės ir visas tas emocijas savyje užgniauš, tada ateičiai lieka daug neišsakyto nerimo, baimės, pykčio, kaltės, kas gali turėti įtakos ateičiai, emociniam ar elgesio sutrikimų išsivystymui.